Prezidentūra ir namai. Šios sąvokos jau 3 metus yra tarsi viena. Ir dabar, kai tenka taip staiga palikti šiuos namus, atrodo keista. Tad mes visa 13-oji Džiugo prezidentūra susirinkome čia, kad pasakytume jums, ką visa tai mums iš tikrųjų reiškia. Gero žiūrėjimo. Prezidentūra man padėjo į mokyklą pažvelgti ne kaip į kalėjimą. Prezidentūra tai vieta šalia mokytojų tualeto. Tai vieta, kurioje turėjau galimybę dirbti su nuostabiais žmonėmis. Tai vieta pilna idėjų. Prezidentūra tai vieta, kuri man padėjo atrasti savo tikrąjį gyvenimo kelią. Tai vieta, kuri paskatino pažinti savo tikrąjį tikėjimą, egzistenciją ir savo tikrąjį pašaukimą. Mes turim centralį, bet nieks neleido mums vieno iki maksimumo to. Prezidentūra tai vieta, kuri man padėjo labiau pažinti mokyklą. Prezidentūra tai vieta tobulėti. Tai vieta, kur susipažįsti su naujais žmonėmis ir bendrauji su žemesnių ar tai vyresnių klasių moksleiviais. Tai vieta, kur susirenka labai įdomūs žmonės ir ateina gytis. Labas! Prezidentūra man tai vieta, kur galiu save ugdyti kaip asmenybę. Tai vieta, kurioje juoko va tiek, o vietos atsisėsti va tiek. Būtent prezidentūra man parodė, kad renginys tai ne vien ką mato žiūrovas. Jis reikalauja 100 kartų daugiau idėjų, darbo, išteklių bei atsakomybės. Prezidentūra tai vieta, kurioje gali realizuoti savo pačias nerealiausias idėjas. Prezidentūroje buvo patys geriausi mano metai. Prezidentūra tai vieta, kur sutikau daug nuostabių žmonių. Telšių Džiugo gimnazijos prezidentūra man yra aukščiausio lygio pilietiškumo mokykla, nes visų pirma jie išmokė pačių pagrindinių gyvenimiškų vertybių ir kaip reikėtų siekti savo gyvenimo tikslų.